iš tikro, nes daug darbų pas mane, ne tik tai žaidžiu dabar. Galų gale dėl šitų žmonių mes turim kažką nuveikti, nes, na, iš tikro uteniškai mus veda į pergalės, neleidžia užsnūs. Sakai, kas lėmė šiandien šitą pergalę tokios atkaklios rungtynės? Aišku, jos buvo tokios, na, kaip čia pasakyti, gal mums daugiau patyrusiam žaidėjams tokios buvo, kaip čia sakyti, na, ne tai, kad įtemptos, bet gal techniškai nelabai kokybiškos. Mes darėm tokių elementarių klaidų ir po pasakoje iš tikrųjų su jais reikėjo vargti. Aišku, juos reikia pasveikinti, tikrai šaunuoliai gera. Jauna palyginus komanda pasiekė išties nemažai, todėl jiem tik tai pagiros žodžiai, o aišku, mūsų komanda yra stipresnė šiai dienai. Pusfinalis laukia, ar bandysit kovoti su klubu prieš Lietuvos Rytą ar viską taupysitės? Koks čia taupimasis? Krepšinis čia vyrai susirenka ne prie bokalo alaus pasišnekėti. Čia yra darbas rimtas, atsakingas, todėl mes eisime žaisti krepšinio, kurį mes žaidžiame, kurį mes žaisdami norime, aišku, tik nugalėti. Šiandien gavote jau gana nemažai minučių, ar atsigaunat po tos ligos? Na, su treneriu buvom iš anksto sutarę, kad aš pats prašysiuosi keitimų. Prašiausi šiandien 3 kartus, todėl iš tikrųjų atsigavęs nesu pilnai.